Kartais giliausios mūsų žaizdos gimsta ne iš to, kas buvo pasakyta, o iš to, ko taip stipriai reikėjo, bet negavome. Iš nepriėmimų, iš tylos, iš atstūmimo jausmų, iš akimirkų, kai atrodė, kad nesame pakankami tokie, kokie esame. Tačiau šiandien tai ne kelionė į skausmą, tai kelionė į susitikimą su savimi, su ta jūsų dalimi, kuri taip ilgai laukia meilės, priėmimo ir švelnumo. Ši meditacija padės jums švelniai paliesti atstūmimo traumą, ne tam, kad ją vėl išgyventumėte, bet tam, kad ją transformuotumėte. Kad sugrąžintumėte savo vertę, savo vidinę stiprybę, savo teisę būti mylimiems. Nes išsilaisvinti iš atstūmimo traumos reiškia atgimti naujam santykiui su savimi, iš naujo pamilti save, pamatyti savo grožį, pajusti savo pilnatvę. O dabar raskite vietą, kur jūsų niekas netrukdys. Patogiai atsisėskite arba atsigulkite. Užmerkite akis, giliai įkvėpkite ir lėtai iškvėpkite. Atsipalaiduokite. Perkelkite savo dėmesį į kvėpavimą. Pajuskite, kaip su kiekvienu įkvėpimu jūsų kūnas atsipalaiduoja vis labiau ir labiau. Ir kol kvėpuojate, klausykite mano balso. Jūs atsipalaiduojate vis giliau ir giliau. Pajuskite, kaip ramybė ir vidinė taika su kiekvienu įkvėpimu užlieja jūs iš vidaus. Visa įtampa pamažu tirpsta ir pasitraukia. Pajuskite, kaip atsipalaidavimo banga keliauja per visą jūsų kūną. Dabar įsivaizduokite nuostabią gamtos vietą, kurioje jums lengva, gera ir jauku. Galbūt tai vieta, kurią pažįstate. O gal jūsų vaizduotėje sukurtas kampelis? Vieta, kurioje jaučiatės saugus, kur galite visiškai atsipalaiduoti. Tai gali būti jūros pakrantė, kalnai, miško glūduma. Įsivaizduokite tai, kas jums artimiausia, kas leidžia jūsų sielai jaustis ramiai ir laisvai. Jūsų ramybė ir tyla. Dabar priešais save matote takelį ir pradedate juo eiti. Stebėkite viską, kas jūs supa, viską, ką sutinkate savo kelyje. Pajuskite kiekvieną šios vietos detalę, visus pojūčius, kuriuos jie jumyse pažadina. Jums šilta, lengvi šios vietos aromatai persmelkia visą jūsų esybę. Švelnus vėjas glosto jūsų kūną. Jūs jaučiatės nepaprastai gerai, visiškoje taikoje su savimi.
ir staiga tolumoje pastebite, kai prie jūsų artėja nedidelė figūrėlė. Tai jūsų vidinis vaikas. Tai gali būti berniukas ar mergaitė. Ir jis labai panašus į jūs tokius, kokie buvote vaikystėje. Galite patys pasirinkti, kokio amžiaus yra šis vaikas. Jūs artėjate vis arčiau ir arčiau ir pajuntate, kaip jūsų širdis pamažu prisipildo džiaugsmo, laimės ir begalinio švelnumo. Stebėkite savo vidinį vaiką ir jausmus, kurie kyla jums iš šio susitikimo metu. Pažvelkite į vaiką, kaip jis apsirengęs, kokia jo veido išraiška, ką pasako jo žvilgsnis, kaip jis žiūri į jus. Galbūt jis nori jūsų kažko paprašyti, o gal nori jums kažką pasakyti. Įsiklausykite. Stebėkite ir priimkite viską, kas vyksta šią akimirką. Tai susitikimas su pačia giliausia jūsų pasąmonės dalimi. Skirkite šiam vaikui visą dėmesį, visą meilę, visą buvimą, kurį tik galite jam duoti. Tai labai jautri, švelni ir be galo svarbi jūsų dalis. Tai labai vertingas, intymus, šventas susitikimas. Jūsų vidinis vaikas šio susitikimo laukia labai ilgai. Atsigręžkite į jį ir pasakykite: aš labai džiaugiuosi tave matydama. Ačiū, kad esi mano dalis. Dabar tiesiog pabūkite kurį laiką kartu. Ir dabar galite pasikalbėti su juo apie traumą, kuri jūs neramina ir neleidžia būti savimi. Tai, kas blokuoja jūs iš vidaus. Pripažinkite, kad visas skausmas ir visos žaizdos gali būti saugomos šiame vaike. Pažvelkite jį su meile ir tiesiog pasakykite: man labai gaila. Prašau, atleisk man už visus susikaupusius prisiminimus, kuriuos nešiojuosi savyje. Priimkite atsakomybę už tai, kas gyvena šiame vaike, už viską, kas buvo priimta, sukaupta, išjausta ir liko neišgydyta. Ir dabar jūsų širdyje kyla noras išvalyti visą šią sunkią energiją, visą šį susikaupusį skausmą. Atėjo laikas tai paleisti. Atėjo laikas išgydyti šią traumą. Atrasti taiką ir ramybę pačioje giliausioje savo sielos vietoje ir sugrįžti į savo tikrąjį vientisumą. Giliai įkvėpkite ir
Lėtai iškvėpkite. Leiskite visoms emocijoms, visiems pojūčiams, kurie dabar kyla, tiesiog būti. Priimkite juos be pasipriešinimo. Tikėkite, viskas bus gerai. Leiskite savo priimti, kad būtent čia, būtent šioje patirtyje galite atrasti atleidimo jėgą. Kad galite pajusti tikrą džiaugsmą, dėkingumą ir vidinę laisvę. Dabar paklauskite savęs, kokią atstūmimo traumą norite išgydyti būtent šiuo metu. Mintimis apkabinkite savo vidinį vaiką ir prisiminkite tą atstūmimo patirtį. Perkelkite savo dėmesį į tą prisiminimą, į tą momentą, kai išgyvenote atstūmimą. Kokio amžiaus tada buvote? Ar buvote vaikas, paauglys, o gal jau suaugęs žmogus? Nesijaudinkite, jei prisiminimai nėra visiškai aiškus. Nereikia savęs vertinti, nereikia įsitempti. Tegul prisiminimai kyla natūraliai, taip, kaip jie nori pasirodyti. Per pojūčius, vaizdus, fragmentus, emocijas. Atkreipkite dėmesį į viską, kas vyksta šiame prisiminime. Į scenas, kurias išgyvenate. Stebėkite detalės, ką matote, ką jaučiate, kokios emocijos kyla. Ką jaučiate savo kūne, galbūt spaudimą, sunkumą, įtampą, skausmą. Kas dalyvauja šiame prisiminime? Kokie žmonės susiję su šia patirtimi? Tiesiog stebėkite, be vertinimų, su švelniu buvimu šalia savęs. Ką tie žmonės sako, ką jie daro, iš ko jaučiate atstūmimą. Kas šioje situacijoje verčia jūs pasijusti nepriimtam, nepageidaujamam, atstumtam. Nereikia jokių vertinimų. Nereikia analizuoti, ar tai teisinga, ar ne. Jūs tiesiog stebite viską, kas vyksta jūsų viduje. Mintis, emocijas, kūno pojūčius, prisiminimų fragmentus. Tiesiog leiskite tam būti ir švelniai stebėkite. Įsiklausykite į save. Pajuskite visas emocijas, kurias dabar išgyvenate. O dabar įsivaizduokite, kad nusileidžiate prie savo vidinio vaiko taip, jog negalite pažvelgti jam tiesiai į akis.
ir jūs pasilenkėte prie jo taip, kad matote jo akis priešais save. Padovanokite savo vidiniam vaikui viską, ko jums tuo traumos momentu labiausiai reikėjo. Pasakykite jam: aš tave priimu. Aš žinau, kad tau reikia pagalbos ir aš esu čia dėl tavęs. Aš esu čia tam, kad tau padėčiau. Tu esi saugus, aš tave labai myliu. Pajuskite savyje visą meilę, švelnumą ir užuojautą savo tame prisiminime. Leiskite šiai gydančiai meiliai pasiekti kiekvieną jūsų vidinio vaiko dalelę. Atleiskite tiems, kurie leido jums pasijusti atstumtiems, nepriimtiems, įskaudintiems. O dabar mintimis paprašykite dieviškojo šaltinio per jūsų vidinį vaiką transformuoti visą šio prisiminimo negatyvią energiją, visą skausmą, kurie jautėte atstūmimo akimirką, į tyros meilės šviesą. Leiskite šiai šviesai paliesti kiekvieną prisiminimo detalę, kiekvieną emociją, kiekvieną žaizdą. Ir dabar pradėkite kartoti su manimi mintimis arba garsiai, kaip jums patogu. Man labai gaila, atleisk man. Dėkoju tau, aš tave myliu. Man labai gaila, atleisk man. Dėkoju tau, aš tave myliu. Man labai gaila, atleisk man. Dėkoju tau, aš tave myliu. Toliau jauskite visą meilę savyje, meilę savo ir tiems žmonėms, kurie buvo įtraukti į jūsų prisiminimą, kai išgyvenote atstūmimo traumą. Pažvelkite į savo vidinį vaiką ir leiskite jam suprasti, kad jis jau yra svarbus, kad jis yra laukiamas, kad jis yra mylimas, kad jis yra saugus. Tai pati brangiausia jūsų dalis. Taip, ši jūsų dalis galėjo būti sužeista, tačiau ji taip pat gali patirti džiaugsmą, lengvumą, laimę ir meilę. Pasakykite savo vidiniam vaikui, kaip stipriai jį mylite, kaip esate jam dėkingi. Tu man labai svarbus, aš tave myliu, ačiū, kad esi. Dabar jūs pajutote, kaip gera rūpintis tuo, kam reikia meilės ir švelnumo. Ir prisiminkite, kai rūpinatės savimi, jūs tuo pačiu rūpinatės ir savo vidiniu vaiku. Todėl pirmiausia pasirūpinkite pačiais svarbiausiais savo poreikiais. Leiskite savo sekti savo tikraisiais troškimais, tais, kurie ką tik buvo paliesti, išgydyti ir transformuoti. Atsiverkite tam, kas jūs iš tiesų esate. Leiskite savo būti savimi, tikrais, autentiškais. Dabar apkabinkite savo vidinį vaiką
ir įsivaizduokite, kaip jis tampa vis mažesnis ir mažesnis, kol švelniai įsilieja į jūsų širdį. Prisiminkite, jūsų vidinis vaikas visada yra su jumis. Kiekvieną kartą, kai nukreipiate dėmesį į savo širdį, kai jaučiate jos plakimą, kai jūsų širdis rezonuoja su emocijomis, žinokite, jūsų viduje gyvena jūsų vidinis vaikas. O dabar tyliai pakartokite savo šiuos žodžius ir įsiklausykite į jų prasmę. Aš su meile priimu savo atstūmimo traumą ir jos gydymo kelią. Aš priimu save, aš myliu save tokią, koks esu, kokia esu. Aš tikiu savimi ir leidžiu sau priimti visą meilę, kurios trokštu. Auginkite savo vidinę stiprybę, tikėkite savimi, didžiuokitės savimi, nes jūs žinote savo vertę. Pajuskite visišką laisvę. Tapkite tuo, kas iš tiesų esate. Būkite savimi. O dabar vėl nukreipkite dėmesį į savo kvėpavimą. Giliai įkvėpkite ir lėtai iškvėpkite. Pajuskite erdvę aplink save, pajuskite savo rankas, savo kojas, pajuskite visą savo kūną. Dar kartą giliai įkvėpkite ir su iškvėpimu galite pamažu atmerkti akis. Dėkuoju Jums, kad leidote savo patirti šią meditaciją. Prisiminkite, prie šios praktikos galite sugrįžti kiekvieną kartą, kai pajusite poreikį gydyti prisiminimus susijusius su atstūmimo patirtimi. Kiekvienas sugrįžimas tai dar vienas meilės žingsnis į save. Linkiu Jums švelnumo, vidinės ramybės ir gilaus susijungimų su savo tikrąja verte. Iki naujų susitikimų.